Labas vakaras, tariu Jums trečiadienį sausio 14-ąją ir kviečiu pasižiūrėti Gabelinės televizijos AVA parengtas žinias. Jonavoje padidėjęs oro užterštumas. Rajone serga 448 gyventojai. Minėjome Laisvės gynėjų dieną. Ištrauktos pirmosios Vienybės lygos poros. Aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis neatslūgsta jau kelias dienas. Sausio 12 ir 13 dienomis kietųjų dalelių paros ribinės vertės viršija daugelį šalies miestų – Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Jonavoje ir Kėdainiuose, rodo Aplinkos apsaugos agentūros oro kokybės stačių duomenys. Vis dar vyrauja nepalankios meteorologinės sąlygos – šalti, ramūs ir sausi orai. Todėl teršalai neišsisklaido ir kaupiasi aplinkos ore. Aplinkos oro užterštumo padidėjimui įtakos turi ir šiluminės energijos gamyba energetikos įmonėse bei individualiuose namuose ir intensyvaus transporto eismo keliama tarša. Prognozuojama, kad iki sausio 15 dienos šalyje aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis taip pat gali būti padidėjęs. Išlieka kėdė 10 paros ribinės vertės viršijimo tikimybė. Kietųjų dalelių paros ribinės vertės viršijamos skirtingose Lietuvos vietovėse jau keletą dienų iš eilės. Kaip rodo Aplinkos apsaugos agentūros oro kokybės Jonavos stoties duomenys, kietųjų dalelių koncentracija šiuo metu yra beveik 59 mikrogramai kubiniame metre, kuomet norma yra iki 50. Sveikatos specialistai ragina gyventojus nesiimti aktyvios fizinės veiklos lauke. Jei būtina užsiimti aktyvią veiklą lauke, specialistai rekomenduoja dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Taip pat rekomenduojama uždaryti langus, valyti paviršius, stebėti savo sveikatos būklę. Kietosios dalelės – ore esančių dalelių ir skysčio lašelių mišinys, kurio sudėtyje gali būti įvairių komponentų – rūgščių, sulfatų, nitratų, organinių junginių, metalų, dirvožemio dalelio, dulkių, suodžių. Kietosios dalelės gali būti ir biologinių komponentų, alergenų, mikroorganizmų. Gripas, peršalimo ligos ir COVID-19 infekcija. Jonavos rajone serga 448 gyventojai ir jau jaučiamas vakcinų nuo gripo stygius. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje sausio 15-11 dienomis antrąją metų savaitę bendras sergamumo gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis buvo beveik 893 atvejai 100 000 gyventojų. Pirmąją metų savaitę gruodžio 29 sausio 4 jis buvo mažesnis. Mažiausias sergamumas išlieka Panevėžio apskrityje, didžiausias Vilniaus apskrityje. O štai Kauno apskrityje sergamumas siekia beveik 960 atvejų 100 000 gyventojų. Sergamumas Jonavos rajone dar didesnis – 1077 atvejai 100 000 gyventojų. Iš viso Jonavos rajone serga 448 asmenys. Iš jų 106 gripo atvejai. Nustatyti 4 COVID susirgimai. 338 asmenys serga peršalimo ligomis. Nemenkus sergančiųjų skaičius patvirtina ir Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Asta Sivolovienė teigdama, kad jau jaučiamas ir mokamų vakcinų nuo gripo stygius. O nemokama vakcina pasiskiepyti vis dar gali rizikos grupės asmenys. Gerbiama direktorė, tai Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, nuolatos praktiškai dabar praneša, kad sergamumas neslopsta, o vis didėja ir didėja. Kokia situacija Jonavos rajone? Kiek mes tų čia sergančių turim? Taip, iš tiesų, sergamumas gripu yra išties didelis ir jau kurį laiką stebim, kad skaičiai nemažėjantis. Serga tikrai labai nemažai asmenų, tiek vyresnių, tiek ypač ir vaikų sirgo ir dabar vis suserga nemažas kiekis, kreipiasi tėvai dėl gydymo, dėl priežiūros, nedarbingumo klausimais.
Tai iš tiesų šitas sezonas labai pasižymi dideliu gripo sergamumu. Jeigu ankstesniais laikotarpiais dominuodavo daugiau COVID infekcija ar tiesiog įprastos peršalimo ligos, tai šiais metais tikrai turim didelį kiekį vaikų sergančių ir suaugusių gripu. Kada jisai buvo tas gripo paūmėjimas didesnis, gruodžio mėnesį per šventes, po švenčių, ar dabar irgi jisai toksai pats tęsiasi? Praktiškai toks pat išlieka intensyvus, pastebėjom jau pačioj gruodžio pradžioje, tačiau ir sausio mėnesį taip pat yra labai daug naujų gripo atvejų. Ar tai kažkoks tai pavojingas gripo tipas, kažkaip tais papildomai apsisaugoti yra galimybių? Reikėtų pažymėti, kad gripas tai nėra įprastas peršalimo susirgymas. Tai yra susirgymas, kurį sukelia būtent gripo virusas ir jis pavojingas tuo, kad gali sukelti sunkias komplikacijas, tokias kaip plaučių uždegimą, bronchitą. Taip pat paūmėja ir lėtinės ligos. Tai pablogėja, pavyzdžiui, bronchinės astmos eiga, širdies įvairios ligos paūmėja kartu susirgus gripu, taip pat ir cukrinio diabeto kontrolė tampa blogesnė. Taip pat gripas yra pavojingas ir nėščiosiam, bei vaikam, kurie taip pat yra jautresni karščiavimui ir jiem ištinka skysčių netekimas, dehidratacija, kartais tenka ir lašarinės infuzijas lašinti. Kokios tai būtų apsisaugojimo priemonės, kaip to gripo išvengti? Taip, aišku, labai svarbu tos įprastos bendros sveikatą stiprinančios priemonės, tokios kaip sveika mityba, gyvensena, fizinis aktyvumas, grūdinimasis, rankų higiena ir visi kiti higieniniai dalykai. Tačiau medikai rekomenduoja gripo skiepus kaip pagrindinę apsisaugojimo priemonę. Noriu akcentuoti, kad žinoma, tai yra savanoriškas gyventojų, pačių pacientų apsisprendimas, ar jie skiepysis gripu ar ne, bet valstybė tam tikrom asmenų grupėm skiria nemokamus gripo skiepus. Būtent išskiria tas grupės, kuriem gripas yra pavojingiausias ir gali sukelti komplikacijas, kurias prieš tai paminėjau. Tai būtų visi asmenys virš 65 metų arba asmenys nepriklausomai nuo amžiaus, bet serga lėtinėm ligom. Tai yra ir onkologija, ir mano jau paminėtos širdies ligos, plaučių ligos, inkstų ir kiti lėtiniai susirgimai. Taip pat tie skiepai rekomenduotini ir nėščiom moterim, bei jau 2 metai nemokamai galime skiepyti ir vaikus nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Ar Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras nestokoja tų nemokamų vakcinų, nes buvau užmačiusi informaciją, jonaviečiai ieškojo net ir mokamų skiepų ir sunkiai sekėsi rasti. Taip, padidėjus sergamumui tikrai stebėjome šiek tiek aktyvesnį negu įprastai žmonių susidomėjimą skiepais ir kreipėsi skiepytis. Šiais metais pabaigėme net ir mokamas vakcinas, jų pritrūkome. Nemokamų vakcinų dar šiek tiek turim, pasidalinom ir su kitais rajonais, nes mūsų prašė. Dėl to noriu paraginti gyventojus pasinaudoti galimybę, iš tiesų, jeigu nutartų, kad nori skiepytis, nes gripas nesitraukia, o skiepytis galima viso gripo sezono metu iki pavasario, nes susirgimai tęsiasi ir vasario mėnesį, atvykti pasiskiepyti. Pas gydytoją konsultuotis nereikia, skiepą paskirti gali ir slaugytojas, dėl to tiesiai atvykti į registratūrą jūs nukreips į procedūrų kabinetą, kur jums bus suteikta ši paslauga. O registruotis iš anksto? Šiaip eilių šitai procedūrai nėra, tačiau tiesiog užėjus į įstaigą reikėtų kreiptis į registratūrą, kad atžymėtų atvykusi asmenys sistemoje. Taip pat ir priminsiu apie mūsų kaimo seniūnijas, ambulatorijose taip pat asmenys ten tiesiogiai atvykę gali pasiskiepyti dar turimomis gripo vakcinomis. Praėjusiąją antrąją metų savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 195 asmenys, dėl COVID ligos 19. Dėl šių ligų 14 asmenų buvo gydomi intensyvios terapijos skyriuose. Specialistai atkreipė dėmesį, kad didžiausia gripo ir COVID ligos komplikacijų ir mirties rizika kyla rizikos grupių asmenims.
Praėjusią savaitę registruoti 8 mirties nuo gripo atvejai ir 2 mirties nuo COVID-19 ligos atvejai. Jonavoje paminėtos Laisvės gynėjų dienos 35-metis. Sausio 13-osios vakarą Santarvės aikštėje įvyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas, skirtas 91 metų sausio 13-osios įvykių 35-mečiui atminti. Renginyje Jonavos miesto gyventojai susirinko pagerbti tuos, kurie prieš 35 metus stojo ginti Lietuvos laisvės ir dėl jos paaukojo savo gyvybes. Minėjimas prasidėjo 14 laisvės gynėjų atminimo pagerbimu. Prisimintos žuvusių istorijos, jų vardai ir likimai tapė laisvos Lietuvos simboliu. Minėjimo dalyvius šildė atminimo aukurai, simbolizavę gynėjus nuo šalčio saugojusius laužus. Renginio metu vyko pokalbiai apie sausio 13-osios prasmę šiandien, kuriuose dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius ir kraštotyrininkas, sąjūdžio dalyvis, sausio 13-osios įvykių liudininkas Vytautas Venckūnas. Svečiai dalinosi mintimis apie istorinių įvykių reikšmę, tautos vienybės svarbą bei jaunosios kartos ugdymą. Savo požiūriu į tautiškumą dalinosi ir Jonavos gimnazijų ir progimnazijų moksleiviai. Jie pasakojo apie sausio 13-osios svarbą, ką jiems reiškia laisvė ir kodėl istorinė atmintis išlieka aktuali ir šiandien. Taip pat vyko diskusija apie pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą, kurioje dalyvavo Lietuvos skautų sąjungos Jonavos slėnio tunto narys Sigitas Stacevičius, Benedikto Labėno Kariūno skautų draugovės vadovas Vaidas Rindzevičius bei Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos istorijos mokytojas šaulys Egidijus Živaitis. Viso renginio metu skambėjo kultūros centro kolektyvų dainos, kurios prieš 35 metus lydėjo žmonės ginant Lietuvos laisvę. Minėjimo dalyviai rašė palinkėjimus Lietuvai, vaišinosi skautų, dalinama arbata ir turėjo galimybę apžiūrėti lauko parodas bei trispalvėmis juostelėmis papuoštas arkas. Ištrauktos pirmosios vienybės lygos poros. Šiais metais dėl lygos taurės kovos net 3 lygų komandos. Prie Jonavos krepšinio mėgėjų lygos bei Elektrėnų ir Kaišiadorių krepšinio lygų prisijungė ir 2 Širvintų krepšinio lygos. Tvarkaraštis ir pirmieji susitikimai bus paskelbti jau netrukus. Labą dieną, krepšinio bendruomenė. Susirinkom, kaip ir kiekvienais metais tradiciškai, pradėti vienybės lygą. Tai susirinkom ištraukti burtus. Šiais metais turim naujovę. Prie Jonavos krepšinio mėgėjų lygos ir Elektrėnų Kaišiadorių krepšinio lygos jungiasi dar Širvintų mėgėjų krepšinio lyga. Pabandymui prisijungs 2 komandos. Tai formatas toks, kad parinkom stipriausias 7 Jonavos ir 7 Elektrėnų Kaišiadorių krepšinio lygos mėgėjų lygos komandas ir 2 komandas dar iš Širvintų. Tai nieko nelaukiant, norim papasakoti, kaip darysim. Tai bus 16 komandų 1 minuso sistema, kaip ir visada. Stipriausias komandas 2 Elektrėnų Kaišiadorių lygos ir 2 Jonavos įdėjome į skirtingas lentelės dalis, tam, kad kuo anksčiau nesusitiktų, vis dėlto visi norim įdomių finalų ir įdomių rungtynių. Tai traukiam taip, jeigu mes turim Elektrėnų komandą, pirmoji poroje matom komandą TPA, Penosil, teisingai? Teisingai. Tai trauksime iš Jonavos krepšelio, Jonavos krepšelis yra pas Arvydą, o Elektrėnų Kaišiadorių krepšinio lygos krepšelis yra pas mane. Kiekvienam krepšelį yra po viena komanda čia ir viena komanda čia iš Širvintų lygos. Tai atrodo, kaip ir viską pasakiau, tai dabar mes matom pirmoji poroje TPA, tai Arvydai, prašom, traukite pirmą varžovą, pirmos poros šiai komandai. Maišyti dar. Stipriau. Turim Jonavos SC 2008. Jonavos SC 2008. Dabar trauksim antrą porą, tai trauksiu pirmas aš. Antros poros pirma komanda būtų EKK Alternetas.
antros poros pirma komanda. Kadangi alternetas, tai antra komanda traukiam iš JKML krepšelio. Rinktiniai. Antros poros, antra komanda, rinktiniai. Trečia pora, tai prašom, gali dar vieną traukti. Komanda S-betonas. S-betonas. Trečios poros pirma komanda, dabar traukiam trečios poros, antrą komandą. KK Žiežmariai. Ir ketvirta pora, ketvirtos poros antra komanda yra įdip, tai traukiam iš JKML krepšelio. Tai įdip varžovai. Tarp žemės ir dangaus. Tarp žemės ir dangaus, trumpintai tai žaidė. Keliamės į kitą lentelės pusę, tai penkta pora, mes turim penktos poros pirmą komandą Jonavos sporto centro 2007 metų komandą, tai mums reikia jiems išrinkti varžovą iš EKL taurės sodyba aktyvi ramybė. Tai toliau šešta pora, Arvinai gal tu. Šeštos poros pirma komanda. Be apšilimo iš Širvintų mėgėjų krepšinio lygos. Be apšilimo. Toliau be apšilimo tai buvo iš JKML, dabar traukiam iš EKL. Taip, pamaišom. Šeštos poros antra komanda. Ekstra. Gerai, tai dabar aš galiu traukti tada, vis tiek neturim dviejų, tai septinta pora. Pirma komanda. Fotokos, jeigu gerai sukirčiavau. Fotokos. Fotokos. Septintos poros antra komanda. Grow Street. Grow Street. Ir aštunta pora, mes turim dar vieną likusį kamuoliuką. Dumsiams varžovus parenkam ir turime EKK Kentauras. Tai va, tai kaip ir lentelė aiškiai, dabar jūs turbūt matote pilną medį, tai greitų metų paskelbsime tvarkaraštį, laukite žinių. Iki. Gerų visiems kovų. Toliau sinoptikų pranešimai apie ketvirtadienio orus. Ketvirtadienio naktį daug kur pasnigs, vietomis pustys, vėjas pietryčių, temperatūra naktį 8–11 šalčio. Ketvirtadienio dieną vietomis nedideli krituliai, daugiausia sniegas, vietomis pustys, vėjas pietryčių pietų, temperatūra dieną nuo 5–8 laipsnių šalčio. Šiandien atsisveikinu su jumis linkėdama gero vakaro.